ir jos institucijomis, pareigas eiti sąžiningai ir laikytis aukščiausio elgesio standartų, elgtis deramai pagal einamas pareigas, vengti situacijų, kai politiko elgesys kenktų jo ar institucijos, kurioje jis eina pareigas reputacijai ir autoritetui, deramai elgtis visuomenėje, laikytis visuotinai pripažįstamų dorovės, moralės ir etikos normų. 2024 m. rugsėjo 30 d. TV3 televizijos žiniose buvo parodytas Elektrėnų savivaldybės tarybos nario Edvardo Baleišio interviu, kuriame jis teigė: meras, eidamas į rinkimus, prieš rinkiminiuose debatuose žadėjo, kad jis guls kryžiumi, jeigu sąvartynas bus plečiamas už tvoros. Bet sąvartynas yra plečiamas, o mero gulinčio kryžiumi aš nematau. Čia buvo citata. Meluodamas, kad sąvartynas yra plečiamas už tvoros, tarybos narys Edvardas Baleišis klaidina ir melu baugina visuomenę ir be pagrindo pakerta visuomenės pasitikėjimą mero institucija ir pažeidžia minėtas teisės normas. Kad sąvartynas nėra plečiamas už sąvartyno ribos, patvirtina pridedami Kazokiškių seniūno ir UAB VAC vadovo raštiški patvirtinimai. Prašau tirti ir priimti sprendimą dėl savivaldybės tarybos nario Edvardo Baleišio veiklos atitikties Valstybės politiko elgesio kodeksų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybių tarybų narių veiklą ir elgesį nuostatomis. Taigi, pridedama TV3 žinių vaizdo įrašas, Kazokiškių seniūno laiškas ir UAB VAC vadovo elektroniniai laiškai. Aš juos čia taip pat turiu, įgarsinsiu. Buvo klausima Kazokiškių seniūno Arvydo Vyšniausko. Ar 2024 m. rugsėjo 30 per TV3 televizijos žinias Elektrėnų savivaldybės tarybos narys Edvardas Baleišis pasisakė, kad VAC sąvartynas yra plečiamas už sąvartyno tvoros? Prašau patvirtinti arba paneigti šią informaciją. Atsakymas yra seniūno, kad sąvartynas naujų sekcijų statybą vykdo savo teritoriją. Taip pat toks pats klausimas buvo užduotas ir UAB VAC direktoriui Tomui Vaitkevičiui. Ir jis atsakė, jog Vilniaus regionų nepavojingų atliekų sąvartyno eksploatavimas, įskaitant sąvartyno eksploatuoti būtinų sekcijų įrengimą, vykdomas prieš eksploatacijos pradžią 2007 metais nustatyto žemės sklypo ribose. Priešingi teiginiai neturi jokio faktinio pagrindo, tai akivaizdžiai patvirtina ir jūsų minimas Elektrėnų savivaldybės tarybos nario pasisakymas, kuriame net nebandoma pateikti teiginius patvirtinančių įrodymų. Būdami įsitikinę, kad savivaldybės valdyme dalyvaujantiems asmenims yra ir turi būti taikoma kompetencijos, o kartu sąžiningumo reikalavimai, atkreipiame dėmesį, kad pripažįstant ir saugant teises į nuomonės reiškimą, vis tik turi būti neužmirštama, kad nuomonė turi remtis tikrais faktais ir jos autorius privalo užtikrinti, kad nuomonė būtų reiškima sąžiningai ir etiškai, sąmoningai neiškreipiant faktų ir duomenų. Aš perskaičiau tiesiog kreipimąsi ir minėtų asmenų atsakymus į laiškus. Toliau. Taigi, Elektrėnų savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų 8.1 punkte nurodyta, kad komisija prižiūri, kaip meras ir tarybos nariai laikosi vietos savivaldos įstatymų, kodekso viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo, reglamento, kitų teisės aktų reglamentuojančių tarybos narių veiklą ir elgesį. 29 punkte pažymime, kad mero ar tarybos nario elgesio tyrimas komisijoje gali būti pradėtas, kai yra bent vienas iš šių pagrindų. 29.1 punktas – fizinio ar juridinio asmens skundas, kreipimasis ar pranešimas apie mero ar tarybos nario galimai padarytą kodekse nustatytų valstybės politiko elgesio principų, pagarba žmogui ir valstybei, teisingumo, sąžiningumo, skaidrumo ir viešumo, padorumo, pavyzdingumo, nesavanaudiškumo, nešališkumo, atsakomybės, nuostatų ar tarybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose mero ir tarybos nario nustatytų reikalavimų pažeidimų. Visi etikos komisijos nariai turėjo galimybę susipažinti su pateiktu pranešimu ir prie jo pridėta informacija. Šios dienos posėdėje turime nuspręsti, ar atsižvelgdami Elektrėnų savivaldybės mero pateiktą pranešimą, kurioje jis prašo tirti ir priimti sprendimą dėl savivaldybės tarybos nario Edvardo Baleišio veiklos atitikties vietos savivaldos įstatymui, valstybės politikų ir elgesio kodeksų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybių tarybų narių veiklą ir elgesį nuostatom, pradėsime tyrimą dėl tarybos nario Edvardo Baleišio elgesio šio pranešimo pagrindu. Kviečiu pasisakyti
kiekvieną etikos komisijos narį dėl to, ar pradėsime tyrimą ar ne. Nieks nepradeda. Lina Ališauskienė. Garsą Linai įsijungti. Lina, mikrofoną įjunkite, prašom. Atsiprašau. Kaip suprantu, etikos komisija turėtų atlikti tyrimą, kur ir kokia tvora buvo rinkimų į merus metu. Kiek pamenu, tvora tuo metu buvo ir jį juosė jau veikiančius sektorius. Tvoros juosiančios visus 6 sektorius nebuvo. Perklausiau kandidato į merus pažado įrašą ir prisimenu, kad tada, kaip ir daugelis rinkėjų, tikėjausi, kad bus atlikti visi reikalingi darbai, kad pakeisti susitarimą dėl 6 sektorių ir bus apsiribota 2 sektoriais, bet to nebuvo padaryta. Taigi, tvora buvo, dabar atliekami darbai už tuo metu buvusios tvoros. Nematau priežasčių, kad reikėtų pradėti tyrimą. Ačiū. Gerbiami etikos komisijos nariai, mes iš tikrųjų kiekvieną savo asmeninę nuomonę, ne tik asmeninę, bet ir atlikto tyrimo aptarimą vykdysime, jei pradėsime tyrimą. Šiandien mes sprendžiam tiesiog, ar šiuo pagrindu, kurio gavome pranešimą mero, pradedame tyrimą ar ne. Tyrimo metu mes tada jau nuspręsime, tyrėme situaciją pačią, teisės aktus ir visą informaciją. Dabar prašau pasakyti, ar pradedam tyrimą ar ne. Romai. Mikrofoną įsijunkite, Romai Sugintai, prašau jūsų pasisakyti. Dabar man sunku pasakyti, kaip buvo, kadangi turbūt turėjo omeny Edvardas Baleišis, kad yra vykdomos darbai naujose sekcijose, o tvoros ten nebuvo. Aš manau, kad reikėtų pradėti, kad išsiaiškintume, kas yra teisus. Dėkoju, Vaidas Ratkevičius, prašau pasisako. Manau, kaip ir parašyta buvo VACO direktoriaus, manau, jisai kaip teisininkas labai teisingai parašė. Tai manau, kad ir kaip Edvardas Baleišis yra tarybos narys, jam turėtų būti didesnis elgesio kodeksas laikymasis, kadangi jis yra viešas asmuo ir išrinktas gyventojų. O jeigu jis žmonės klaidina ar neklaidina, tai manau, turėtume mes ištirti, ar iš tikrųjų jisai klaidino šiuo atveju savo pasisakymu ar ne. Manyčiau, kad reikėtų biškį pradėti. Ačiū. Dėkoju, gerbiama Dita Kircūnienė. Visi mes galime reikšti savo nuomonę, tai yra mūsų teisė demokratinėje valstybėje, tačiau turime tą nuomonę pagrįsti reikiamais faktais. Manau, šiuo atveju nebuvo laikomasi to, todėl reiktų išsiaiškinti ir, manau, pradėkime tyrimą. Dėkoju, gerbiama Jūratė Pranskevičienė. Aš manyčiau, pagrindas tyrimui pradėti yra ir tikėčiau, kad Edvardas Baleišis pateiks argumentus savo išsakytiems teiginiams, tai norėčiau išklausyti Edvardo poziciją taipogi. Dėkoju. Myliai, primenu dar kartelį. 2.9 punktas. Mūsų savivaldybės etikos komisijos nuostatose pažymi, kad pagrindas pradėti tyrimą jau yra, kai yra kreipiamasi dėl to. Ir net nesprendžiant iš tikrųjų, kas kaltas, kas kaip pasisakė, tiesiog koks tai yra pagrindas. Taigi, išklausėme visų pasisakymų, išanalizavom gautą medžiagą, todėl teikiu klausimą balsavimui.
Ar pradedame tyrimą dėl savivaldybės tarybos nario Edvardo Baleišio veiklos atitikties vietos savivaldos įstatymo, valstybės politikų elgesio kodekso ir kitų teisės aktų reglamentuojančių savivaldybių tarybų narių veiklą ir elgesį nuostatoms Elektrėnų savivaldybės mero Gedimino Ratkevičiaus 2024 m. spalio 9 d. pateikto pranešimo pagrindu? Kas už tai, kad pradėti tyrimą, prašau pakelti rankas ir palaikyti, kol gerbiama Asta Tamošiūnienė suskaičiuos. Taigi, kas už tai, kad pradėti tyrimą? Penki, kad pradėti tyrimą. Dėkoju. Kas prieš, kad pradėtumėm tyrimą? Vieną. Romai, Romas kažką nori pasakyti. Bet palaukit, pabaigiam procedūrą. Ar yra susilaikiusių? Kas susilaikė dėl tyrimo pradėjimo ar ne? Nėra. Nėra. Gerai, dabar gerbiamas Romai gali. Mikrofonus. Ir aš įsijungiau šitą. Gaunasi nonsensas. Iš mūsų to balsavimo net nereikia, nes ten 29 straipsnį pasakyta, gautas šitas kreipimasis ir mes turim pradėti. Tai dabar tas balsavimas mūsų iš viso ir nebereikalingas. Taigi, gerbiamas Romai, dėkoju už pastabą. Šitą punktą paminėjau kelis kartus, bet vis tiek mes turime teisę, būdami komisijos nariai, priimti sprendimą pradėti ar ne ir kiekvienas išreikšti savo valią. Taigi, vadovaujantis Elektrėnų savivaldybės tarybos etikos komisijos nuostatų 291 punktų, nuspręsta pradėti tyrimą dėl savivaldybės tarybos nario Edvardo Baleišio veiklos atitikties vietos savivaldos įstatymo, valstybės politikų elgesio kodekso ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių savivaldybių tarybų narių veiklą ir elgesį nuostatoms Elektrėnų savivaldybės mero Gedimino Ratkevičiaus 2024 m. spalio 9 pateikto pranešimo pagrindu. Prašau iki sekančio etikos komisijos posėdžio vadovaujantis vietos savivaldos įstatymų, valstybės politikų elgesio kodeksų, viešų ir privačių interesų derinimo įstatymų, reglamento kitų teisės aktų reglamentuojančių savivaldybių tarybų narių veiklą ir elgesį dar kartą išsamiai išanalizuoti kreipimos informaciją ir papildomus priedus. Primenu, kad vadovaujantis etikos komisijos 9.3 punktų jūs galite teisės aktų nustatytą tvarka susipažinti su reikiamais dokumentais ir gauti jų nuorašus ar kopijas, bei kitą tyrimui reikalingą informaciją. 9.4 punktų prireikus išvykti į įvykio vietą, 9.5 punktų pasitelkti specialistų pagalbą. Tai yra ir Elektrėnų savivaldybės bei kitų, jeigu reikės. Atsižvelgiant į etikos komisijos nuostatų 9.1 punktą, turime teisę apklausti merą ar tarybos narį, kurio elgesys tyrimas, bei kitus asmenys susijusius su mero ar tarybos nario tyrimų elgesio ar politinė veikla. Vadovaujantis 9.2 punktų, turime teisę apklausti skundo autorių ir išsiaiškinti apie jo žinomą informaciją ar apie tarybos nario galimai padarytą kodeksą nustatytų valstybės politikų elgesio principų, nuostatų ar tarybos veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose merui ar tarybos nariui nustatytų reikalavimų pažeidimą. Kadangi priėmėme sprendimą pradėti tyrimą, kviečiu teikti siūlymus dėl išvardintų punktų, paskutinių dviejų, ar į sekantį komisijos posėdį kviečiame pranešimo autorių ir tarybos narį, kurio elgesį tyrime, ar tik tarybos narį, kurio prašysime paaiškinti viešai išsakytą nuomonę ir motyvus. Prašau pasakyti savo nuomonę, ką turėtume pasikviesti į sekantį posėdį, kai pradėjom tyrimą. Galiu aš? Aš manau, reikėtų kviesti ir merą, ir tarybos narį. Pateiktas pasiūlymas, ar pritarėte šiam pasiūlymui, kad kviečiame ir pranešimo autorių, ir tarybos narį, dėl kurio elgesio kreiptasi? Prašom garsiai, garsinkit, kad sutinkate. Sutinku. Gerai, tai tada priimam nutarimą, kad į sekantį posėdį, etikos komisijos posėdį, kviečiame Elektrėnų savivaldybės merą Gediminą Ratkevičių bei tarybos narį Edvardą Baleišį.
Taigi, nuostatų 34 punktų komisija per 3 dienas nuo tyrimo pradžios parengs laisvos formos pranešimą, kuriuo informuos merą ir tarybos narį apie pradėtą tyrimą. Taip pat tarybos nario teisės pateiks turimus duomenys apie galimus pažeidimus ir praneš apie priimtą mūsų nutarimą ir kvietimą. Primenu, kad etikos komisijos nuostatų 10.4 punkte nurodoma, kad komisijos nariai, kol komisija nebaigė tyrimo, niekam neteikė jokios informacijos apie vykdomo tyrimo aplinkybės, su tyrimu susijusius asmenys, tyrimo medžiagą ar duomenis. Taigi šiandien mes priėmėm nutarimą pradėti tyrimą, bei sekantį posėdį pasikviesti pranešimo autorių bei pranešime minimą tarybos narį. Dėkoju visiems. Jeigu turite, prašom pasakyti dar pastebėjimus ar nuomonę. Matau, Romas kelia ranką, Aš prašom. norėčiau dabar patikslinti, kada bus kitas etikos komisijos posėdis numatomas. Viktorija, noriu pasakyti, taip dabar pranešimą mes rašysim tik tai tam tarybos nariui, dėl kurio pradėtas tyrimas per 3 dienas pranešti turim. Ir informuosime merą. Tada, o tyrimą mes galim atlikti per 3 mėnesius, yra terminas. Taip, yra Tai kad pasiūlymas. posėdžio kitai datai, tai tada pasiūlyti kada ir ko. Aš siūlau gal daryti jau lapkričio mėnesio, gal 1 ar 2 savaitę, jeigu jums patogu, kažkas galite sakyti nuomonę, nes spalio mėnesį pas mus prasideda komitetai, taryba. Tai ir negreitinam taip greit, nes jeigu vis dėlto mes analizuosim medžiagą, tai tam reikia irgi laiko. Tai manau, kad už kokių 2 savaičių, ar tiktų jums? Viktorija, dar norėčiau tada pasakyti. Vis tiek dabar komisijos nariai turi galimybę susirinkti jiem reikiamą informaciją, dėl ko, kas jiem neaišku, gauti kažką, tai gal jie patys susirinks kažkokią medžiagą, kurią pateikti norės ir tada nuspręsti jau pateikti jums visą, ką jie susirinko ir ką, ir tada nuspręsit jūs, kada šaukti tą sekantį posėdį. Ar čia turim konkrečiai dabar šiai dienai nuspręsti kokią datą, tai nėra niekur reglamentuota. Be to šiandien mes nenuspręsim, bet maždaug tik tai laiką apsprendėm, kada tik tai noriu dar kreiptis jūs. Jeigu jūs ieškosite rasti informacijos naudingos, kuri būtų visiems, tai prašysim pasidalinti tarp etikos komisijos narių. Gerai? Vaidas kelia ranką, prašom. Norėjau pasitikslinti, man atrodo, yra tarybos sprendimai priimti savivaldybės dėl plėtros sąvartyno. Ir ten yra visos sekcijos nurodytos ir kiek tų sekcijų skaičius. Tai vat reikėtų mums pasikelti prieš tai, nežinau, man atrodo, ar šio pavasario buvo, ar anos rudens tarybose, žinau, kad buvo tikrai priimti sprendimai susijusi su VATSu. Vaidai, tai jeigu jūs žinote, tai gal tada nors orientacinės datas, kada tai buvo, kad užklausą duoti tarybos sekretoriai, kad pateiktų tos dokumentus. Nu, tai jūs galite pasiklausti, kaip komisijos narys, jūs galite paklausti ir gauti tada tuos. Nu, tai žinai, tarybos sprendimus pats galiu peržiūrėti, bet šiaip tai reikėtų bendrai, kad pažiūrėtų kažkas sekretariatas. Ar už 4 metus kokie tarybos sprendimai priimti buvo, nežinau, buvo pristatymas sąvartyno ir taip toliau. Nu, buvo tokių dalykėlių, tikrai buvo. Žiūrėkit, aš paminėjau, kad kiekvienas etikos komisijos narys turi teisę klausti, užklausti, prašyti specialistų pagalbos. Tik tai prašau, tie, kurie gausite medžiagą, jeigu gerbiama Asta neprieštarauja, kad jai būtų atsiųsta nuoroda arba bent jau pasakyta, kur tos medžiagos kiti gali pamatyti ir su ja susipažinti, tai dalintis taip, kad visi būtų ją matę ir skaitę, o ne tik vienas komisijos narys. Taigi, kas dabar turėsite informaciją, aišku, žinoma, visi privalom ieškoti ir analizuoti, tai prašau pasidalinti per mūsų etikos komisijos atsakingai sekretorę Astą Tamošiūnienę. Gal dar kažkas norite kažką pasakyti, pastebėti, paklausti? Aš dar noriu. Gerai, Romai. Dabar ten tas punktas 4.10, kad neviešinti šitą visos informacijos. Ir jeigu aš besikreipdamas į bet kurią instanciją, turiu motyvuoti, kokiu pagrindu aš darau užklausimą informacijos. Ar nebus čia viso to informacijos paviešinti?
Ne, tyrimo metu mes turime teisę klausti, rašyti, bet konkrečiai su tikslu ir nurodydami, kad mes atstovaujame etikos komisiją ir etikos komisijos priimtų sprendimų vadovaudamiesi atliekam tyrimą, todėl ieškom ir prašome tos informacijos. Ar dar norinčių kalbėti yra? O paskui, manau, galėsim dar ir pasitarti tarpusavį, vis tiek, juk mes susirašom, kai reikia kažką ir elektroniniu paštu. Na, tai jeigu daugiau klausimų nėra, pastebėjimų taip pat, tai visiems dėkoju nuoširdžiai, kad dalyvavote. Būkit sveiki ir iki.